diskusinis klausimas, aišku, todėl kad kartais venų patologija atsiranda dėl to, kad yra stiprus genetinis veiksnys, tai jungiamojo audinio nepakankamas elastingumas ir dėl to kai kurie atsiranda sutrikimai, bet neabejotinai profilaktikoje tai turi reikšmę, todėl kad vėlgi grįžtant prie tų fiziologinių dalykų, kvėpuojamoji diafragma yra pagrindinis stūmoklis, kuris veikia padedant optimaliai cirkuliuoti veniniam kraujui, grįžti į dešinę širdį ir limfai. Tai čia tie mechanizmai yra pagrindiniai trys, tai raumenų veikla, skirtumas slėgių tarp krūtinės ląstos ir pilvo ir kvėpuojamosios diafragmos veikla. Tai kalbant apie tai, galima labai aiškiai pasakyti, kad taip, tas, vadinkim, treniravimas diafragmos ir treniravimas to, vadinkim, pilvinio arba diafragminio kvėpavimo gali turėti profilaktinę reikšmę.